vyrai, sveiki atvykę į video marketingo podcastų studiją. Su Darium vakar pašnekėjom, kad būtų smagu pasidalinti, kuo gyvenam, tarpusavį pasišnekėti ir atvertą ketvirtą sieną ir parodyti savo sekėjam, žiūrovam, klientam, potencialiam klientam ir pašnekėti apie verslą gyvenimą. Taip, tokiu laisvo stilium, nesuplanuotai ir nesurežisuotai. Jo, be jokio scenarijos, skriptų, nieks nežino, apie ką šiandien kalbėsim, kokia tema bus. Jo, tai aš pamoderuosiu truputį, kad mes nenuklystume į lankas ir pradėsiu nuo klausimo, tai atostogaujat ar dirbat vasarą? Aš atostogauju visą laiką vasarą. Visą karjerą vasarą kaip mokyklą, kaip mokytas, man nuo joninių iki rugpjūčio galo atostogos ir nuo gruodžio pabaigos iki sausio galo atostogos. Vienas kitas darbelės iškrenta vasarą. Arčiau prisitrauksiu, nes gali būti, kad netelpu į ekraną. Daug sportuoju, matau. Sportuoju. Ne tik kaip Vitalijus. Aš valgo daug. Kaip tu, Vitalijau, buvai išvykęs į Dubajų dabar pastaruoju metu, grįžai į Lietuvą, papasakok. Karšta pasidarė? Ne, aš netostogauju, aš visą laiką dirbu, visą laiką aktyvus. Pas mane toks ritmas dabar pusiau yra režimas atostogų ir dirbu aš turbūt 4-5 valandas per dieną, bet iš principo kiekvieną dieną. Nėra nė vienos dienos laisvos, tai toks nesuprasi, ar aš čia atostogų ritmu, ar aš darbo ritmu, viskas susipynė į vieną. Neturiu dabar sezonų, porą metų visiškai nebėra jokio sezoniškumo, viskas tiesiog. Šiaip aš įdomų dalyką papasakosiu. Dabar filmavom Vitalijaus klientų atsiliepimus ir važiuojam, žodžiu, po jų klientų įmonės ir visi sako, tai kur Vitalijus vis dar atostogauja? Visiems atrodo, kad jeigu ten, kur palmės, ten vyksta atostogos, o ne darbai. Taip sakė klientai, kuriuos aš paskutinį kartą mačiau prieš 5-6 metus. Visiškai visi. Čia būtų gal įdomu žinoti visiems, ką tu dirbi tas 4 valandas per dieną, nes čia kaip į darbą vaikščiais. Aš anksčiau sakydavau, kad aš esu pardavėjas, bet dabar aš toks, kaip čia sakyti, angliškai, lietuviškai, offer builderis, pasiūlymų gamintojas. Tai aš manau, kiekvienas pardavėjas anksčiau vėliau pereina dar į kitą žingsnelį, kai nori kažką pats kurti. Ir tu nebūsi geras offer builderis, nepabuvęs pradžioj gerų pardavėjų. Ar sutiksit? O kokius offerius buildini? Man kažkaip nesvarbu, aš matau, kas trendina ir šoku į tą traukinį. Tai dabar pagrindė yra paleido šiek tiek sveikatingumo sritį, papildų gamybą ir taip toliau, jau turbūt kokius 3 metus intensyviai nebeusiemu. Dabar daugiau yra tokie visiškai online produktai, dabar Lietuvos rinko visokius tėvystės kursus, visokius psichologijos kursus, ten specializuojamės. Online kursai, ne? Jo. Tai pasakyk, kada dirbtinis intelektas ves psichologijos kursus, o ne Olegas Lapinas? Kaip vienas geras draugas, Paulius programuotojas pasakytų, tai viskas čia yra feikas, tas dirbtinis intelektas dar toli gražu nedirbtinis ir tenais yra tik tais, kaip čia pasakyti, daug sumesta pinigų. Ir visi galvoja, kad čia jau tuoj kažkas nutiks, bet jeigu tie pinigai baigsis tas dirbtinis intelektas irgi, man atrodo. Ką tu Dariau galvoji, ką iš klientų girdi? Ką, apie dirbtinį intelektą? Jo. Kaip tik čia, nesnys kažko šnekėjom, kad dar gal iki dirbtinio intelekto buvo manoma, kad ilgainiui tas paprastas profesijas, tokį rankų darbą pakeisti ten robotai, žinai, važinės ten, viską. Matęs Tesla buvo dabar paleidę savo anonsą, kad jau tenais gamyklose pradeda veikti jau tie robotukai, jau nešioja kažką. Reiškia, tai irgi vyksta. Bet dirbtinis intelektas, jisai pirmiausia keičia kūrybinį darbuotojų darbą. Kas netikėtai. Jie tampa prastesni, nes visą kūrybą atiduoda generuoti. Bet tai ir jam eilė, žinai, buvo pramonės revoliucija, rankos pasikeitė, paskui internetas atėjo irgi tam tikri dalykai pasikeitė. Kiek per dieną jūs realiai sėdi, tarkim, prie to pačio ChatGPT, ten, nežinau, mokamos versijos ir pabandot daryti, kiek tai laiko per dieną jums, jeigu taip išvestumėt? Žinai, aš karts nuo karto prisėdu. Bet tai nėra kasdieną. Kartai porą mėnesių prisėdu, sakau, jau jis turbūt patobulėjo, jau aš iš jo naudos gausiu. Prisėdu, aš bandau juo pasinaudoti ir tai, ką gaunu, aš negaliu panaudoti.
dar negaliu, nes dirbtinio intelekto, pavyzdžiui, rašyti tekstai mano vardu, aš galvoju. Panaudoji kažkokius ten tuos template'us, kur ten paraštukai, kaip tą dirbtinį intelektą mokyti, kad tau teisingai atsakyti, naudoji kažką? Tai kas man, žinai, prieinama, tai ką žinau, aš tiek, kiek bandau naudoti, kol kas tas rezultatas, kurį aš gaunu, aš jo negaliu siūsti klientam savo vardu. Man dar per nelik feikas, jis dar per primityvus, dar mano akimis bent jau tiek, kiek aš... O ką gerai daro, tarkim, matai? Žinai, kol kas jis gerai daro, panašiai tą patį, ką Google paieška daro, jis gali greitai man rasti informaciją, gali susisteminti informaciją, bet tą kūrybinį darbą, nežinau, jeigu aš ten kažką labai primityvus pardavinėčiau primityviems žmonėms, gal ir man tiktų dirbtinio intelekto rašyti naujienlaiškį ten, pavyzdžiui, ar postai, bet aš kažkaip per daug gerbiu savo klientus, pagrindė visgi... nežinau, išsilavinę žmonės, įmonių vadovai, vadybininkai, aš pažiūriu, ką tas intelektas man parašė, čia man stūpė laiko, nereikėjo man laišką rašyti, aš negaliu jo siūsti, viskas, trinu, baltą lapą ir šau pats, tai kol kas taip, ir aš kažkiek mėnesį prisėdu, gal jau patobulėja ir vis dar atsitraukiu. Aš tai jaučiu šiek tiek, kad bukėjų prisėdė su juo rašydamas visokius laiškus, bet aš turbūt daugiausiai spėjau iš jūsų naudoju, aš tikrai mažiausiai valandą pusantros kasdieną sėdžiu ir yra tikrai didelių trūkumų. Dažniausiai būna, kad, tarkim, jeigu generuoji kažkokius vizualus, patys pabandykit kokius 10 vizualų šilies pageneruoti ir jis tiesiog sustoja, nes baigėsi tie resursai ir turėtų vėl valandą laiko laukti, kol tu tau leis, nors mes mokamą versiją vis tiek naudojam. Tai kol kas tokia tragedija, bet o kaip reaguoja, pavyzdžiui, tavo klientai, kada tu pavyzdžiui, reklamas leidi su dirbtinio intelekto vaizdais? Jo, tai pirmiausia, kam gerai jisai tinka, man gerai tinka generuoti idėją. Jeigu aš turiu kažkokį konceptą, labai neblogai jisai skirtingus kampus to koncepto gali, bet tu turi turėti jau suformuluotą kažkokią kryptį, tarkim, ten reklamai kažkokią idėją arba produkto kampą ir tu tada jau prašai jo sugeneruoti kitus kampus. Ir tik tais paslaptis yra tame, kad reikia daryti tą kokį 20 kartų. Tu turi jam vis klausti, ten generuoti, tarkim, po 10-20 atsakymų ir tada tik išsirinkti iš to krūvo šlamšto kažkokią vieną idėją. Tada būna gerai, tada jau parašai taip, kad žmonės nebeatskiria. Man, žinai, tokį minčių lietų irgi padaro, šito dar nepagalvojau, dar čia, čia toksai... Bet vis tiek idėjams, realiai. Idėjams, kaip googlinimas iš dalies. Ir dar, žinai, kartais gerai susistemina duomenis. Pavyzdžiui, turi ten krūvą kažkokių e-mailų, krūvą ten vardų, sugrupuoja, sudeda į Excelį, tai tas darbas visai man gerai yra padaromas. Dėl tų vaizdų, tai dabar Adobas praplėtė ten. Canva turi savo. Visi dabar turi savo susintegravę. Tai ten, pavyzdžiui, turi mažą nuotraukytę, pasididini ir prikuria tuos kraštus. Irgi Adobe Premieras, kalbant apie montavimą, turės ten tam tikrų dalykų. Kol kas, kai kas sintetiškai atrodo ir aš, kaip ir Darius sako, pakankamai gerbiu savo klientus, nes dabar toksai truputį dar nelygis, naudot, nejauti, kad... Žinai, jeigu panaudojus, neatrodytų, kad čia dirbtinis intelektas, būtų galima priduoti už savo, reiškia, autorystę, tai kodėlgi ne, toks shortcutas, tu čia stūpį laiką, bet, negaliu. Vitalija šnekėjo mane, kad knygą apie pardavimą, prastiems žmonėms, rašaugi, galvoju, tai kur geriau nei čia, man padės dirbtinis intelektas. Aš taip ant bairę parašyt man knygą, žinai. Jis man vieną pastraipą, gerai supratau, reiškia, jis mažą apnį, gerai, turinį, turinį parašė. Gerai, turinys logiškas, bet čia aš pats būčiau per 20 minučių tokį pat parašęs. Tada dabar galvoju, taip aš čitinsiu man kiekvieno turinio, žinai, parašyk, kiekvieno turinio punkto parašyk, maždaug tekstą. Tam skyriui, po skyrių gal jis man rašys. Gerai, po skyrių jis man jau rašo, bet jis pakankamai mažos apimties. Gerai, galvoju, aš išplėsiu. Galiausiai, skaitau ir suprantu, kad, man per daug banalybių. Aš jaučiu tokį amerikonizmą, žinai, aš bandau rašyti, kad europietiškų stilių, ten visaip, aš užklausas jau ten tobulinu. Paskui supratau, aš daugiau energijos ir laiko skiriu, kad tą dirbtinį intelektą, supranti, coachint. Ir vis tiek tai bus, fake, turinys, man reikės jį redaguoti nuo banalumo, redagavimą užsimti. Aš spėjau tą reikalą, galvoju,
vis dar pačiam tiks rašyti. Laiko atžvilgiu tas tikrai nesutrumpina, net ilgiau trunka, bet pagalvoti tos protinius resursus taupo. Jeigu aš, tarkim, vakare po visų darbų jau, tarkim, tikrai sunku kažką prisėsti ir parašyti kūrybiško, tada aš su ChatGPT galiu, aš rašysiu ilgiau, bet man jau išneš tada jau galva, ta prasme. Jo, man į struktūrą gerai sudėlioja dar. Dar dabar rašėm tėvystės challenge'us darom ir viską, ką darom, vis tiek reikia visokiais moksliniais tyrimais remtis. Va ten jis melagėlis. Va ten tai reikia double checking. Ta prasme, neįtikėtina, ten išsigeneruoji paprašai ten mokslinius tyrimus, tam tikrą temą, ten mes ADHD vaikų ir sąsajos su medikamentais ADHD ir ten tokių prigeneravo, kad aš iš 10 realiai tik tais galėčiau 6. Šiam procentui jis teisybę kažką pasako. Kitur jis išgalvojo viską, mokslininkų vardus, pavardės ten. Šakės. Žinai, dar ką aš pastebėjau, irgi, kai aš pats kuriu, tą kūrybinį darbą atlieku, man atveju daugiau tai yra tekstai, naujienlaiškai, ten kažkokie tai postai. Aš pats, kad ir kaip kartais ten trūksta tos mūzos, vaina planko, jau rašai, jau lies mintis. Aš lavinu save, aš pastebiu, mano vingiai smegenyse daugėja, aš pats tobulėju, aš tobulinu savo minčių dėstymą, tobulinu rašymo stilių. O ten aš ką tobulinu, aš tiesiog bandau jį mokyti, bandau jį taisyti, bandau jį nukreipinėti, aš kitą įgūdį visai čia lavinu, visai kitą. Aš turiu robotuką tokį nedakeptą ir aš bandau, jį pasiekti, kai jis man parašytų taip, kaip man tinka. Tai man visgi... Aš manau, reikia reguliariai vis tiek testuotis, žiūrėtis, nes gali būti, kad įvyks kažkoks lūžis ir... Aišku, žinau, kokią kalbą rašai, lietuvių, aišku, čia yra. Plius man lietuvių, tai čia... Aš šiaip dabar grįžau iš Kanų kūrybiškumo festivalio, tai ten tikras vajus, kalbant apie tą dirbtinį intelektą, nes, kūrybininkai, tai yra top kūrybininkų pasaulio koncentracija. Tai vat jie už galvos susijėmė ir ten labai diskutuoja apie tai. Nes pirmas lūžis įvyko, kada tu interneto pagalba galėjai gauti tikslius duomenis apie savo sukurtas reklamas. Tai irgi vyksta diskusija, kas svarbiau, ar data, tai yra duomenys, kuriuos gauni, ar kūryba. Nes vis tiek tu kažkokį konceptą sugalvoji, kaip pristatysi savo produktą prekę, tada leidi atitinkamas kampanijas darai ir susirenki grįžtamą į ryšį. Tai anksčiau galima buvo tuo grįžtamojo ryšiu truputį manipuliuoti. Aš ten dariau apklausą, ten tie telemetrai pasakė tą ir tą, žinai. Tai tie ant vandens su šakėm rašyti duomenys buvo. Dabar duomenys yra pakankamai tikslus. Tai irgi kūrybininkai vargsta, kartais sako, čia galbūt laikinas tas grįžtamasis ryšys yra toksai ant skaičių nesimato, bet mes sukūrėm jausmą, brandą pastatėm ir panašiai. Tai vat, kai būtent tą kūrybinę dalį pavyks irgi skaitmenizuoti ir gauti skaičius iš kūrybinės dalies, o tada tikrai dirbtinis intelektas darys ir filmuotas reklamas. Labai galima palyginti, iki tos, kai mes jau galėjom vertinti savo reklamas, 10 metų, Facebookas leidžiam reklamas. Ir Darius gali palyginti, tarkim, 30 metų realiai. Arba, tarkim, pameni... kažkada davė call centroje, daryti skambučius ir reikėjo įvertinti jų darbą. Realiai vienintelis rodiklis, kiek suprekiauta. Kitų rodiklių nėra. Iš principo pasiklausyti skambutį viskas. Kitų rodiklių kaip reagavo, nėra. Kaip įvertintum tos paskutinius 10 metų ir prieš tai dar buvusius 10 mečius kelias? Pagal ką vertinti? Tarkim, vis tiek, kokias esi reklamas pats pirkęs, pasitikėjęs, radijas, kas geriausiai suveikdavo iki Facebook'o, iki Google. Gerai, mano atveju, apie mano paslaugą kalbant, tai yra mokymo įmonėms, klientai tai yra įmonės, iki socialinių tinklų, tai buvo naujienlaiškiai. Tikrai, aš žinodavau, kad aš išsiųsiu 2 bangas naujienlaiškio ir atviro seminaro grupę užsipildys. Bet ką, visą laiką stebėdavai, tarkim, testuodavai subjektus. Taip, AB testas, aiškiai, 2 subjekto versijos. Tai pirmiausia, išsiųsdavai ten 500. Tai automatiškai, pažiūrėjau, mano mailinga programa, išsiunčia 10% visos imties, išsiunčia vienam, su vienu subjektu, 10% su kitu. Palaukia valandą laiko,
kuris geriau suveikia, likusi, reiškia, visą srautą siunčia tam sėkmingesniam. Iki šiol tą darau. Tik tai va, iki soc tinklų be abejo tai buvo naujienlaiškiai, sakau, labai veiksminga. O koks tavo visos bazės yra open rate'as, vidutinis, tipinis? O Jezu, dabar 20 keli procentai yra open rate'as. 30 keli kartais. 30 keli, tai vidurkis būtų kokie 5, kažkas tokio, ne? Turbūt. Neblogas. Tai va, bet žinai, bet konversija iki 10 000. Okay. Bet jinai organiškai surinkta, nesu pirkęs, nesu ten radęs kažkur tai ar vogęs. Visi organiškai, reiškia, mes buvom susitikę su žmogum, arba susirašinėjom, arba buvo mokymuose, arba naujienlaiškiai užsisakė, citatas ten užsako, visi tokie, kokybė turėtų būti gera. Bet nežiūrint to, rezultatyvumas su metais krenta naujienlaiškių ir kyla soc tinklų. Iš soc tinklų mano atveju LinkedInas, ten daugiau biznio žmonės gal sėdė, Facebookas, kažkaip man mažiau. Man nepavyko pažaboti Facebooką, aš galiausiai mažiau pradėjau jam dėmesio skirti, nes LinkedIn'e mano sėdė. Čia LinkedInas irgi ne pastarojo dešimtmečio. Tiksliau pastarojo dešimtmečio. Kažkur tai gal aš tą pastarąjį dešimtmetį labiau naudoju. Kas dar be mailų anksčiau? Tiesa, dar AdWordai, tai yra Google AdWordai, tai yra Google reklama. Taip, Google reklama irgi labai, labai puikiai. Anksčiau realiai tai būdavo kas Google reklama ir naujienlaiškiai surinkdavo atvirus mokymus. Vidiniai mokymai, čia jau face-to-face susitikimai. Be gyvo susitikimo jie nelabai vyksta, arba aš, ar mano pardavėjai turi susitikti. Vidiniai, kai įmonė sprendžia visam kolektyvui mokymus užsakinėti, norite būsimą lektorių matyti, ten ir darybos dažnai būna, ir ten grožio konkursuose dalyvauja, o tie atvirieji, kur ten bilietus, realiai biletą gali vieną žmogus įsigyti. Tai tais kanalais būdavo. Tai šiuo metu krenta naujienlaiškiai, kyla YouTube'as beje, kas kyla. Čia pastarųjų kokių, nežinau, 3-5 metų. Aš tai dar nematau, kad ta vyresnė auditorija labai smarkiai naudotųsi YouTube. Bet aš kiekvieną atviro seminaro pabaigoje žmonės pildo anketą ten, ar feedbacką rašo ir tokį klausimą ten atsako, kur sužinoja apie mokymus. Aš ten galiu matyti anksčiau būdavo naujienlaiškis, aišku, rekomendacijos ten visada. O dabar YouTube'as, dažnai žmonės sako, aš atradau tavo kanalą, aš prisėdau, aš peržiūrėjau ten čiut ne per naktį, žinai, visą tavo kanalą. Užsikabinau, viską susiradau, tave ir taip toliau. Tai to anksčiau nebūdavo. Tikrai. Bet man atrodo, Dariaus auditorija labai stipriai sušildo YouTube'as, nes aš manau, kad Darių toj srity vis tiek daugiau mažiau visi žino, kas verslė dirba. Ir jau tą tokį užnorinimą tai ir padaro tas YouTube'o kanalas, kad aš jį žinau, dabar žinau, ką ir šneka, galiu pasitikėti ir tada. Galvoju, čia tavo sritis video marketingas, manau, mes šitam daugiau padirbėsim, reikia mano YouTube kanalą. Tai mes jau dirbam dabar. Dirbam. O Vitalijau, kaip tau atrodo, tu daug perki reklamos palyginus, kaip atrodys tas reklamos mechanizmas? Nes aš pasidalinsiu, kaip man atrodo, kad tą ABCDEFG testinimą darys automatiškai generuojama ta reklama dirbtinio intelekto. Ir realiai žmogaus tos kūrybos įsikišimo galbūt nelabai reiks. Kas kalbant apie tą direct response. Jau ten Facebook algoritmai, visa kita, ta prasme, jau seniai ten dirbtinis intelektas ir nebėra tų beveik, nežinau, veiklų, kur reikėtų parinkinėti ten tam tikrą auditoriją ten. Iš principo nebereikia nei ieškoti moterų, nei... Jo, bet to kūrybinė dalis vis dėlto likus, tai reikia filmuoti, reikia nuotraukas daryti arba generuoti rankiniu būdu. Dar grįžtant prie reklamos, vis tiek čia yra varžybos, tu bandai nugalėti tą intelektą visą laiką, bandai kažkur rasti spragą, bandai rasti tam tikrą Facebook auditorijos kišenę, kur ten dar nepaliesta, žinai. Tai visą laiką turi ne tik kovoti su pačiu dirbtiniu intelektu, ne tik kovoti su kitais konkurentais, žinai, reklamos specialistais, bet dar ir kreatyvai, žinai, įsiskirti kažkom. Tai netikiu, kad kol kas per ateinančius kelias metus visiškai perimtų kreatyvus. Visiškai aš manau, kad niekada neperim, žinai, šiandien dienai fotografuoju su juostelė. Tai grįžtavo juostelės, vininės plokštelės. Bet tai liks, vis tiek toksai... Man grinai viskas priklauso nuo to, į ką šiuo metu sureaguotų žmogus. Yra tiek daug faktorių, žinai, kas nutinka. Mes dažnai žiūrim, tarkim, tą dieną pasilinėjai reklamas, galvoji, kokį kampą parinkti reklamos, vis tiek pereini šiek tiek ir kas yra žiniasklaidoje, kas tuo metu aktualu, žinai,
Ir to netaip stipriai įtakoja dirbtinis intelektas, tai vis tiek žiūri žmogiškąją pusę, kas žmonėm šiandien įdomu. Noriu pasakyti, kad visi turės tą patį įrankį ir visų reklamos, jeigu naudos tą patį įrankį, suvienodėt gali, ne, rizika yra tokia. Manau, ir tu kaip žmogus gali kūrybinė dalis vis tiek galbūt, nebent dirbtinis intelektas labai išanalizuotų, kas šią sekundę žmonės kabintų, intriguotų, verstų juos įsitraukti, žinai, juos piktintų. Jeigu jis šiaip turėtų būti galimybė. O nėra taip, kad jam prieinama informacija iki kažkurių tai metų, jis naujausias neturi, tai kol jis toks jis nežinos, kas šią akimirką žmonės kabina, jis iš principo pasenęs yra visada. Jo, man atrodo, ten... Tu kai žiūri antrašys, tu gali žiūrėti, kad šiandien antrašys kažkas įvyko, ne, tu gali ir tai panaudoti, o jis negali, jis iki 3 metų ar kiek ten sėdi. Jo, aš net neįsivaizduoju, kodėl taip yra ten, nebent tu tiesiog tos dienos... Specialiai užlaikoma, galbūt super mokama versija VIP. Nėra, kad tai būtų prieinama. Tu turi pats užmaitinti, suimportuoti tos duomenis, gali pajungti API-us su tam tikrais ten portalais, kad nusirptų tą informaciją, bet vis tiek tai yra toks rankinis darbas. Tai va, čia kažkaip žiūriu viskas apie dirbtinį intelektą, ne, šiandien pas mus. Ne, šiaip visur apie dirbtinį intelektą, tai negalėjau tos neišvengti. Nes reikės tą thumbnailą padaryti. Dirbtinis intelektas daro podcastus. Nužudė pardavėjus. Čia man, žinai, kaip mums čia identifikuoti save, kad negalvotų, kad mes čia mūsų vaizdinys sugeneruotas dirbtinio intelekto, čia mes nešnekam iš tikrųjų. Tavo mamos mergautinė pavardė, bet kaip pasakyti. Jo, tai aš sakau, atidėjau tų... O žaidėt su šitais, ta prasme, įrankiais, kurie sukuria realiai, personažą arba, tarkim, mokymus jums veda kažkoks dirbtinio intelekto neegzistuojanti moteris ar vyras? Esu bandęs atsiliepimą, feikinį padaryti. Tai... Matosi tas vis tiek glitchas. Dar yra sunkiau, kai bandai lietuviškai. Yra programa, vadinasi Synthesia. Jo, aš tą patį naudoju. Ir ten gan nepigiai kainuoja, ten tik 10 minučių gauni tuo pradiniam plane, bet tu realiai tiesiog pasirinki personažą, tada išsirenki skriptą, gali ten kalbėjimų greitai ir taip toliau, bet lietuviškai yra labai labai daug darbo, kol prisėdi ir tu jam, tarkim, turi kiekvieną vos ne žodį parašyti tam tikrą kalbą, kad jisai ištartų, tai tu labai testuoji tą patį žodį, matai, kad klysta, kažkur tiesiog nekirčiuoja, labai juokingai kirčiuoja. Tu turi ten pratesti, parašyti ten 3 I raidės, žinai, kur, tarkim, ant I kirtis. Ir toks žaidimas gaunasi. Mane tas žaidimas labiausiai ir vargina, žinai. Ja. Aš kodėl šneku, tai sakau, Kanų tam kūrybiškumo festivalį vyraujanti tema buvo. Ir dar įdomią įžvalgą atsivežiau tai apie TikToką. Mačiau, kiek jisai ten investuoja ir kokios kompanijos investuoja ir vykdo savo reklaminės kampanijas ten. Tai buvo tokiam paneliniai diskusija, kur šnekėjo marketingo vadovė Visa mokėjimo kortelių, paskui vienos didžiausių draudimo bendrovių kompanijos irgi marketingo vadovė jo, ir ten rūbų brendo vadovas. Ir tu matai, kokio dydžio tai įmonės ir kaip jie naudoja tą TikToką. Ir nėra kažkokio... Visa amerikiečio, ne? Jo, stereotipų, nes ką aš Lietuvoje matau, kad tai šūdas, tai čia vaikam, tai čia nesąmonė, tai ten kas ten per turinys. Tai Dariau, kada eisi į TikTok? Kada eisiu, kada patikėsiu, kad ten mano klientai sėdi. Nesakau, aš jūsų klausaus irgi, ten paveiksliukus generuoja, žinai, tekstus. Vis tiek aš matau savo klientam labai aiškiai, tai yra įmonės vadovas, ar direktorius, ar pardavimo vadovas. Ir čia mano segmentas ir aš gal ten TikTok'e turiu accountą, kad pažiūrėt, ką vaikai veikia TikTok'e. Bet dar aš nepatikėjau, kad ten žinai, va čia ir buvo mano toksai nuostaba, kad mes darom reklaminės kampanijas savo įmonę, bet moderatorės vienas iš klausimų buvo, o asmeniniai plotmėj sako, ką vartojat, kokį turinį. Ir kiekvienas pasakė, man patinka tas, aš tai žiūriu tą ir tą, man patinka tas. Tai aukščiausio lygio marketingo vadovai, globaliai įmant. Ir jie yra TikTok'e, juokis yra TikTok'e. Gerai, aš tikai man tai reikia patikėti, kad mano Lietuvos įmonių direktoriai vadovai yra TikTok'e, aš kitą dieną atsirasiu TikTok'e tikrai.
Šį būtų įdomu tokį tyrimą Galima padaryti. paklausti. Aš bandžiau, aš dabar kokius 2 metus nesinaudoju, bet prieš kokius, sakykime, 4, gal 3,5 aš ten intensyviai buvau ir komunikavau ir tiesiog dariau eksperimentą 0,5 metų. Ir tiesiog, aš nepamenu kiek, bet bandžiau surinkti ten apie 10 milijonų peržiūrų. O. Iš visų video, padariau 100 video. Kad ant eurą už peržiūrą, kada mokėtų. Aš radau tiesiog papildomų darbo rankų, tenais yra daug talentų, kas, tarkim, gali sumontuoti, daug jaunimo, kurie nori užsidirbti kažką padaryti, žinai. Tai vat, su keliais dar iki šiol bendradarbiauju ir surinkau per 3, man atrodo, mėnesius, pavyko per 3 mėnesius pasiektas peržiūros. Kartais atrodo, kad ten feikinės peržiūros iš tikrųjų, nes aš parinkau tokį kampą, kur tipo... Čia vieno kažkokio tai vieno video tiek peržiūrų, ar viso kanalo? Kad... Visų peržiūrų sudėjus, ten 90 dienų. Tai realiai daugiausiai video, ten nežinau, buvo gal 160 000, bet tiesiog atrodo, ten tokiam kanale liktais būtų feikas, tikrai. Pasivaik, kokia kalba ten buvo tavo? Lietuviškai. Tai čia lietuvių tiek peržiūrėt? Jo, ir aš ten kaip ten, nežinau, jaunimui išsidirbti pinigų, kaip ten pradėti savo, ten, nežinau, kažkokį verslą, žinai, pirmąjį. Ten, žinai, peržiūrai nelygi, nes, pavyzdžiui, TikTokas skaičiuoja 1 sekundę pažiūrėjai, tau peržiūra. Instagramas 3 sekundės tau peržiūra. YouTube'as gal 30 sekundžių, tai, žinai, negali taip pat dėti, tau atsirado ekrane praktiškai, žinai, tau peržiūrė. Kas įdomu, kad dabar buvau irgi prisijungęs, kažką dariau laivą, žinai, TikTok'e po 2 metų neprisijungimo ir, realiai beveik jokio ryčo. Įdėjau dar vieną video prasitestuoti ir jis surinko gal kokius, nežinau, 300-400 peržiūrų, kai anksčiau būdavo įprasta, ten kokius 500 000 kiekvienas. Kas atsitiko, kad tiesiog buvai apleidęs kanalą ar išėjo? Manau, kad algoritmas visiškai kitaip veikia. Tinginiauji, tai vidurinis pirštas tau. Gal prieš 3 metus nebūdavo, žinai, kūrėjų, kurie darė ir ten tiesiog buvo ganėtinai. Čia didesnė konkurencija, didesnis triukšmas, ten dar reikia daugiau. Ne, bet aš garantuotas, kad tave nubaudė. Jo, nubaudė, greičiausiai. Nubaudė. Kas nors su verslo klientais dirbat? Dirbam. Papasakok, kaip sekasi. TikTok'e ar... Ne, nuopoja tada. Ne, tai aplamai, dirbu su verslo klientais. Tai tas kliento, pardavimas klientui turi pakankamai ilgą ciklą. Tai vakar dar irgi sudarėm truputį šnekėjom, kad realiai internete gaudant klientus, jų vertė, jų piniginė yra žymiai mažesnė negu... Kiek esate įsivertinę, už kokią kainą pritraukėt vieną klientą? Arba kiek sumokėtumėt bet kam, jei jūs pro duris, kad jums duotų klientą? Ką laikyti klientas, kuris jau perka paslaugą mano, ar klientas, kuris atėjo? Pačios pagrindinės paslaugos, reiškia viso kliento kelionės, jeigu jis įsivertinęs, kad jis išbūna pas tave 5 metus, atneša X sumą ir tada jau skaičiuoju, kiek tau apsimokėtų, jeigu kas nors jį atvestų. Žinok, aš tiesą sakant taip neskaičiau. Aš žinau, mano pigiausias produktas yra bilietas į atvirą seminarą. Aš savo taip tiesiog grinai psichologiškai galvoju, kad man negaila skirti tą tokią sumą, kurią atpirktų, ten, pavyzdžiui, keli bilietai į atvirą seminarą. Sakai, 10 000 kontaktų pas tave, aišku, ne visi yra sudalyvavę, įdomu. Visus, kurie kažką iš savęs pirko paėmus, gautųsi koks 5 000, kiek tų žmonių, žinai. Žinai, labai sunku irgi apibrėžti, nes, pavyzdžiui, būna, pavyzdžiui, dariau pranešimo konferencijai, ten vienoje konferencijai 2000, tai čia pirkė, nepirkė, man sumokė organizatoriai, ne, turbūt čia gal kaip vieną pirkimą reikėtų, ne kaip 20, ne kaip 2000, bet yra, vėl mokymai įmonė užsakė mokymus, ten buvo 30 dalyvių, tai skaityti čia kaip vienas, pirkėjas ar 30, kurie mane girdėjo 30. Aš sakyčiau, imti kokius 5 metus, per 5 metus kiek kontaktų pirkusių ir padalinti iš tos sumos ir pasižiūrėti. Aš dar labai mėgstu užeidinėti, tarkim, toks hobis, tarkim, matau sukrytę 100 pirkimų tą dieną ir tiesiog random užeini ant kiekvieno ir žiūri, okei, tu pirkai tą, prieš 3 mėnesius pirkai tą, prieš metus tą, prieš 2 tą ir taip maždaug žiūri. Žinai, analizuoji. Šito aš dabar negalėčiau net pasakyti. Kiek kartų pirko ir kas metus išsivesti tą pakartotinumą? Žinai, aš džiaugiuosi, kad didžioji dalis mano verslo klientų, jie reguliariai grįžta.
Tai įmonės dažnai, dauguma įmonių investuoja į mokymus, moko savo darbuotojus kartą metuose. Kartą, kai kurios 2 kartus. Tokių dalykų, kaip mano pardavimo ten įgūdžių, pavyzdžiui, ten dėrybų, 1-2 kartai metuose biudžetą turi metinį ir kartą 2 kartus moko. Tai yra klientų, kurie kasmet grįžta, kokius 5-7 metus, po to padaro pauzę, kitur pabando, kelis metus vėl grįžta. Yra įmonių, kur ten kas antrą ciklą, ten gal kas antrį metai, grįžta. Bet tikrai aš ir gyvenu pagrindai iš tokių grįžtančių klientų. O kelis įdomu rinkoje dalinatės, Lietuvos rinkoje dalinatės tą pyragą? Labai geras klausimas, žinok, manęs kai klausimas, su kuo konkuruoja, aš šiuo metu net ir pats nežinau, aš matai, atsidarau, aš galiu žiūrėti, kas kiek perka reklamos, pavyzdžiui, AdWordų, tų pačių keywordų matau. Aš matau sos tinkluose, kas kiek triukšmauja. O kam linkėjimus galima perduoti? Top 3 tavo konkurentai. Jėzau, perduok linkėjimus mano buvusiam darbuotojui, kuris, supranti, pasidarė interneto puslapį, kurie pasivargino pasinaudoti ar savo dirbtinio intelekto pastangom ir tiesiog mano naujienlaiškio tekstą sukėlė į tą puslapį. Vat jam perduok linkėjimus, žodžiu, nes aš jam net bandžiau skambinti, bet jis nenori šnekėti su manim. Tegul pergeneruoja. Bet jis neuždirbs iš to, kai čia. Aš tiesiog palinkėjau savo sugalvoti, nežinau, ten to puslapio tiek, ten vieno puslapio svetainė, teksto 2 pastraipos, tiek buvo galima savo sugalvoti. Man tiesiog, man apmaudu, aš nusivyliau labai to žmogum, kad jis pas mane ne 1 metus dirbo ir neišmoko pats poros pastraipų. Aš tai mėgstu kopijuotojus, aš mėgstu tos, kurie gerai dar patobulina. Būtų, ten būtų bent tiek patobulinęs, o čia jeigu gerai, tai aš dar žiūrėk ir pagirčiau. Tai aš atsakysiu irgi į klausimą, jeigu jis nieko prieš. Tai aš nuo produktų grupės skaičiuoju. Tai kas liečia online prekybą, tai aš linkęs apie 30% būtent krepšelio sumos atiduoti jo atsivedimui. Tai vat. O kalbant apie verslo klientus, neskaičiuoju iš tikro. Ir kalbant apie video projektus, apie video gamybą, tai irgi... Tai tu turi savo dabar online kursus, kurios, tarkim, reklamuoji Facebook'e, tai tu moki trečdalį, ne, Facebook'ui? Iki trečdalio. Okay. Jo. O B2B kokie biudžetai, nes sunku klausti Lietuvoje, nes beveik B2B nieks neleidžia pinigų, iš principo viskas yra arba organiškai, per rekomendacijas, per naujienlaiškį. Bet žinai, tai irgi, tai irgi kainuoja, žinai, aš nesu matematiškai, žinai, skaitinės vertės neturiu, bet, kaip pas mane ateina B2B klientai, kai aš dalyvaunu konferencijose, kažkur šneku, rodausi, tiesiogiai networkinu, užmezgu ryšį, bet internetu ten kažkokios reklamos ar ten šiaip šalti, ten e-mailai labai prastai, ten, žinai. Tai va ta visa energija, tai kaip ją pamatuosi, kaip įvertinsi, galima paversti savo valandas pinigais ir tada sakyti, sudalyvavimas konferencijoje kainavo ten 500 eurų. Šitą sunku apskaičiuoti. Aš bandysiu dabar tą padaryti, dabar kur sufilmavai. Aš atsiprašau, aš gal laiko, žinai, prasme matuojuosi, žinai, ar čia man verta dabar visą savaitę būt Kanuose ir megzti ryšius, ar tai atsipirks, žinai. Okay. Manau, Kanuose visą laiką verta pabūti vasarą. Ką čia matuoti, jeigu gerą laiką praleidai. Gali prasiplėsti apie Kanus, kaip visas tas tie visi užkulisiai, ta juodoji ir baltoji pusė networkingo, kaip reikia, kokiu žmogum būti ir kaip ten prasisukti. Ir kokią didžiausią žvaigždę buvai sutikęs. Ir kiek daugiausia alkoholio išgerti su jais. Žodžiu, didžiausia žvaigždė tai Gary Vee. Okay, matėm, pasidariau selfie. Va čia kampe dabar pamatysi. Ne, kampe, galite Instagram'e pažiūrėti. Ir būtinai palaikinti. Tai Gary Vee sutikau. Ir, aš daugiausiai patirties tai verslo renginiuose turiu elektronikos gamybos parodose, būtent apsaugos sistemų industrija. Tai ten viskas vyksta truputį kitaip negu kūrybinėse industrijose. Tai kūrybinėse industrijose tas networkinimas, ryšių mezgimas, prisistatymas vyksta vakarėlio principu. Tu turi patirt kažką gero su potencialiu klientu tam, kad galėtum padaryti pardavimą.
nes apsikeitimas vizitiniam kortelėm vis dėlto, vat, kaip man buvo įprasta iki tol ir paspaudimas rankos, jisai toliau niekur neveda. Kaip dar senoviniai būdai. Bet aš atsiprašau, dar pabaigsiu mintį. Tai vat pastebėdavau, kad kalbant apie tą apsaugos sistemų rinką, tai po 3 metų vidutiniškai ateina klientas. Tai tu pasiemi kortelę, paspaudi ranką, dar tu turi apsišildyti jį, nežinau, kelis kartus sukontaktuoti, susitikti, kitose parodose pasimatyti ir tada jau kažkas tai pradeda vykti. Tai būtent va, tas apsišildymas irgi kažkokio emocinio kontakto užmesgymas, jis išsitęsia, o ten galima pakankamai viską greitai pasidaryti. Tai va. Taigi, kaip tie būdai? Tai koks klausimas? Ar dažnai tenka į barą nueiti su klientu? Į barą? Retai. Nebent aš šiaip nueinu į barą ir sutinku ten klientą, ne su juo atėjom. Kažkur, nežinau, kažkur motociklais pasivažinėti, dar kažkur. Žinok, aš, jeigu atvirai, aš tokį specialiai, sąmoningai, kryptingai, kad čia dabar dėl networkingo kažką kviesiu važiuoti motociklą ar vesiuosi į barą, aš taip nedarau. Koks turėtų būti čekis? Vertėtų, bet kažkaip nedarau, bet aišku, mes hobio aplinkose ar tuose pačiuose baruose būna, kad sustingam, ar yra klientų, su kuriais mes ir laisvalaikį metu bendrą kalbą randam ten, į draugystę tokia net kažkokia perėję, tai su tais. Bet vis tiek sutiksit turbūt abu, kad tas loginis lygmuo yra vienas dalykas. Viskas gali matematiškai ant lentos labai gražiai atrodyti, bet jeigu nėra vaibo, nedarysi nei verslo, nei pirksi produkto ir... Turbūt, ir žinai, mano atveju, tai dar, jeigu kokia, tarkim, personalo specialistė renka mokymų tiekėją savo kolektyvui, tai dar, žinai, vaibas su jie turi gautis čia viena, bet jin dar paraleliai bando įsivaizduoti, ar mano stilius, priims jos darbuotojai. Žodžiu, turi suvaipinti ir su ją, kaip ta, kuri renkasi, ir turi kažkaip pritapti prie to kolektyvo būsimo, kurio aš net nematau iš tikrųjų. Aš matau ją. Čia jau jinai sprendžia, dėl aš vadinu taip gruodžio konkurso, ne, kai aš gali būti, kad puikiai praėjo pokalbis, aš jaučiu, kad aš tikrai ten tinkamiausias aš ten kandidatas, aš žinau jų poreikius, jų problematiką, aš ten excellent galiu padaryti, mano arkliukas. Ir kartais ne mane pasirinkti. Net įdomu, žinai, kas nulėmė. Aš tiesiog, aš esu koks esu, o ten žmonės kažkuom kitokie ir kitoks lektorius geriau suvaibinant. Būna ir taip. Bet šitą dalį aš perpratęs, tai visiškai pridėtinė mano vertė, žinai, aš tau padarysiu gerai darbą, bet ir bus smagu dirbti, bus faina. Tai tas vaibas, tas fainumas yra pridėtinė vertė. Nes, neįdomu, kai tau robotukas parašo arba padaro. Sunkiausia, kad tai nesiskeilina, žinai, tas artimas ryšys ar nuėjimas į renginys toks, žinai, kiek tu ten pabūsi, kiek ten anekdotų pasakysi, kiek kartu, žinai, ten atsigersi kažko. Žinok, tai vis tiek tas palaikymas yra labai svarbus, nes tu, pavyzdžiui, atšals santykis kažkoks, tu jo nepalaikysi. Aš čia apie kanus tiesiog. Bet apskritai, žinai, ateis kažkas kitas su savo pasiūlymu ir, žinai, jeigu jisai bus finansiškai naudingesnis, gali... Man labiau dabar domina, žinai, tas, kur nereikia būti, tarkim, tas pats YouTube kanalas gali būti kaip šildymo priemonė, žinai. Taip. Tas žmogus gali su tavim praleisti laiko, net nebūdamas tavim, iš tikrųjų. Visiškai, man irgi dabar YouTube'as mano galvoje yra vos ne number one, bet ir tie renginiai, kai aš nekatu, net mano profesijai, gal Lietuvoje bent jau, pardavimų formulė konferencija kasmetinė pavasarį vyksta. Ten pagrindinis profesinis renginys, iš tikrųjų. Aš džiaugiuosi, kad mane organizatoriai kasmet pakviečia daryti pranešimą. Tai aš ten ir kaip per pertraukas ir bendrauju, reiškia, netvarkinu ir kaip dalyvis ir dar pranešimą darau. Ir finale labai daug iš ten grįžta, gero grįžtamo ryčio. Pavyzdžiui, kažkas užsako mokymus, patys kreipėsi jo, gerai suvaibinam, užsakė, pravedžia mokymus, laik paklausė, iš kur mane sužinojo, jeigu čia pirmas užsakymas. Labai dažnas, pardavimų formuliai. Ir dar kartais būna, sako, aš prieš 4 metus mačiau pardavimų formulę, jau tada įsidėmėjau. Tik dabar mes pribrendom, nežinau, dabar ten gal biudžetą sukupėm, tas aidas Vilniuje labai ilgai. Todėl, mano atveju čia toks svarbus renginys, kai jis man kaip ataskaitinis, tiesiog aš turiu 12 minučių, 14 minučių turiu daryti pranešimą. Visų metų pardavimas. Aš turiu tai padaryti, aš neturiu teisės vieną žodį kažkur tai užstrikti, nes
čia kaip teatre, nėra antro dublio, keliolika minučių hop. Ir turi būti 10, visus metus žmonės prisimins ir netgi daugiau nei metus. Bet tai tu matai, sakau, akis į akį, kokį tu krūvį atneši ten, žinai. Kaip dėlioji tą pranešimą? Nes aš įsivaizduoju vis tiek kaip webinaras, tai turi būti... Šakas, jokia, čia GPT tikrai, žinai, kadangi, beje, mano skaičiavimais šimet buvo 14 metai išėlės pardavimų formulė, jie mane nuo pat pirmos kviečia. Ir aš negaliu, pirmiausia man atsakomybė, kai vėl pakviečia, ką šiais metais reikia šnekėti, nes reikia temos, kur tu galėtum per 14 minučių kažką vertingo duoti, kad tai būtų fun, tai būtų smagu ir, pritaikoma. O tikrai pritaikoma. Aš labai reikliai žiūriu, aš turiu kažką duoti tokio, ką dalyviai, reiškia, pardavėjai nuo rytojaus galėtų pritaikyti klientai. Pritaikomas dalykas, fun dalykas ir kur per trumpą laiką. Ir kurio dar nešnekėjau. Tai va, ir kas metą aš peržiūriu, ką anksčiau šnekėjau, ir tada labai... Bet turi savo tokį grinai scenarijų, kurį visą laiką naudoji? Matai, aš turiu tokių perliukų, įvairių yra, žiūriu, kurių aš dar nebuvau atidavęs, kurių ar yra dar toks, tada kaip įdomiai pateikti, ir vizualas, skaidrės, aš daug rašuos pardavimų formulę iš tikrųjų, 14 minučių, bet tai yra mano metuose labiausiai gal pasiruošimo reikalaujantis darbas, dėl tos atsakomybės ir dėl to, kad vieną kartą buvo, kad aš įdėjau tame pranešime vieną skaidrę, reiškia, vieną temelę tiesiog, kurią jau buvau prieš kokius 7 metus panaudojęs, toj pačioj pardavimų formuliai. Puikiai praėjo, per pertrauką prieina vienas klientas, sveikina, geras pranešimas, bet sako, bet jau dar jau kartojatės. Pogalais, aš žinau kada, aš prieš 7 metus, tą paminėjau, ir tu prisimeni, žinai, jo labiau, kad ne tie patys dalyviai, ne visi tie patys, bet aš matau, kokia atmintis pas klientus ir tai man vėl tokie pogalais, kad mano tikslas nei biškį nepasikartuoti. Nes klientai žiūri, kaip jie tą skaitinį, tą tokį mano, žinai, irgi pranešimą. Ar dar čibonis, žinai, ar dar turi džiazo, žinai, ar dar ant bangos. Aš turiu būti ant bangos. Tai mane dėl to ir rūkdo žiūri tokie renginiai. Reikėtų tau savo pardavimų formulės. Mini pardavimų formulės, kuri gal vyktų kelis kartus per metus. Gal, bet žinai, pačiam organizuoti reikėtų, čia suorganizuoja konfilm, puikus organizatoriai, reiškia, tai 2000 dalyvių, viskas yra. Tuos pačius žmonės pasodinti tave žiūrėti už ekrano turbūt kainuotų daugiau negu... Gerai, studija labai karšta. Aš nesakau, kad mes baigėm šitą įrašą. Kur gėrimai gaivinamės? Bet man priminė vieną temą, kurią turim užkabinti, žinai. Vitalijus leidžia laiką Dubai. Papasakok iš verslo pusės, ar ten verta būt, dėl ko verta... Ir kodėl tu ten esi? Labai gražus žmonės, labai gražus klimatas, labai daug, visokių pramogų, linksmybių. O jeigu rimtai, tai visi turbūt važiuojam tenais reikalai susiję su verslu, mažesni mokesčiai. Ir yra reikalų tenais pritapti, perprasti visą tą sistemą, nes šiuo metu lietuvių rezidentų yra tik tais... Aš paskutiniais duomenimis žiūrėjau, ten gal buvo keli tūkstančiai. Tai mažoka lietuvių bendruomenė. Tai pačiam tą visą informaciją, žinau, aš pusę metų dariau researchą ir viskas, ką dariau, atrodė buvo neteisingai, buvo daug kartų klysta, pradedant nuo susirasti kaip įmonę įsisteigti, kiek viskas kainuos, kas padėtų. Žodžiu, nežinau, aš čia galėčiau 3 valandas vesti, turbūt kaip įsteigti verslą sėkmingai Dubajuje. Reikia mokymus padaryti. Jo, mokymus galima būtų. Tai klauskit geriau, konkrečiau tada galėsiu. Tai kiek laiko prabuvai ten? Praeitais metais, nepamenu kiek dienų, šiais metais jau išbuvau 100, nes aš turiu kiekvienais metais išbūti 183 plus dienų. Tai iki šio momento, ką tokio vertingiausia iš ten parsinešiai, ar nežinau, išmokai, sužinojai, kas buvo tas didžiausias benefitas kažkoks to buvimo? Sudalyvau keliuose renginiuose, iš tikrųjų yra tas skirtumas tenais. Šiaip labai didelė dalis arba Indijos yra visokie rezidentai gyvenantis Dubajuje, europiečių pakankamai mažai. Tokių didelių pamokų nesakyčiau, kad aš išsinešiau, tiesiog pamačiau kitaip gyvenančių žmonės ir kitokią, nežinau, prabangą galima vadinti, žinai, tie visi Lamborghini, Ferrari ir... Bet tu savo paslaugą irgi kažkokia tai ten jiems, ar tavo paslauga yra Lietuvai, tik tai pats geografiškai ten persimetė? Mano paslauga yra visai Europai ir tai yra marketingas, marketingo įmonė. Marketingo
LLC, Frizonoje, turi marketingo licenzijas ir tiesiog teikiam ir Lietuvoje, ir Europoje, ir Amerikoje. O kas per marketingo licenzijos, kas čia per daiktas, aš nežinau. Realiai šiek tiek skiriasi, kaip Lietuvoje įsteigi UAB, tai įstatinis kapitalas, žodžiu, suformuoji, pasiskiri save direktorium, akcininkų sąrašas ir viskas. Tenais turi kiekvienais metais atsinaujinti pakankamai daug dokumentų nuo įmonės licenzijų, kur moki mėnesinį metinį mokestį, ten 1,000 tūkstančių per kiekvienais metais turi, žodžiu, vizą savo pirkti savo šeimai, žodžiu. Tai, daug yra išlaidų. Kažkas galvoja, kad tiesiog galima labai lengvai ten, nežinau, darant iki 500,000 apyvartos išvažiuoti ir daug sutaupyti, taip nebus. Ta suma susidegina labai greitai, nes ten, nors atrodo, nekainuoja iš verslo pusės, mažiau kainuoja, Bet ar tiesa, kad vis dėlto ten vyksta reikalai ir toksai kaip ir epicentras šito regiono. Čia skaičiai turėtų kalbėti, kiek mes turim kelis tūkstančius mažiau milijonierių Lietuvoje, ne? Žiūrėt, kas nors, kokia statistika yra. Ne, nežinau. Visas tas milijonierių sąrašas. Man atrodo, nedaugiau kaip 2,000. Tenais yra apie 180 tūkstančių. Ten gal egzotiškų automobilių už gerą kainą gali gauti. Jo, ten tokie dalykai yra pigesni. Ten nekilnojamas turtas gan nebrangus, jeigu imti ten Vilniaus centre. Tai ten žemė gal nebrangia, ten smėlis ir viskas ar brangesnė. Ten nebrangu yra statyba tiesiog, nes žmonės dirba gan sunkiom sąlygom, jie yra iš aplinkinių ten Irano ir ten kitų šalių, jie uždirba ten $400-500 per mėnesį maksimum. Ir labai daug nekvalifikuotos darbo jėgos. Tiesiog tas supratimas, kiek tenais gyvena tų atvažiavusių, nes realiai ten koks 12 milijonų gyventojų, jeigu imti visą UAE, ir tų vietinių Emiračių yra, ten, nežinau, 1,5 milijono maksimum, visi kiti virš 10 milijonų yra tiesiog patarnaujantis toje šalyje arba vystantis verslą. O mes čia Boltų vairuotojų nenorim. Patarnaujančių. Bet įdomu, nes tu matai patį tą augimą vystymąsi, nes šiek tiek jauti, kad pati šalis yra... Tai nebėtos imigracijos didelės. Ten labai kontroliuojama. Ta prasme, ten pati šalis, aš sakyčiau, net valdoma kaip UABas, kaip verslas. Jie ten yra pasiskirstę, žodžiu, tais Emiratais ir jie tiesiog pastoviai investuoja į tą verslą ir jie žiūri, jų planas ten 30-50 ir daugiau metų. Jie turbūt viena iš pirmųjų tų visų šalių aplinkinių, kurios buvo ant naftos paremtos, kur jau seniai, žodžiu, nebe iš naftos uždirba, iš turizmo, nekilnojamo turto ir viso kito. Jo. Tai vat. O apie pačius žmonės, žmonės ten atvažiuoja nusiteikę dirbti, ta prasme. Tikrai tenais yra labai labai sunku atvažiuoti pirmiausia, kas tiesiog nori įsidarbinti, ne verslą kurti, ten už tave turi laiduoti daug kas ir tavo šaly ten gauti su rekomendacijom atvažiuoti, tau nuperka vizą, darbdavys pasirūpina visu tuo, privalo. Tai vat, ir jeigu ten prisidirbi kažką, jie labai greit tave išmeta. Ta prasme, ypatingas dėmesys tenais yra kažkokiam agresijos rodymui, nesvarbu kokiam kontekste ir bus tai viešoje vietoje, labai yra daug kalėjimų. Ir labai ten galima greit atsidurti, tiesiog pašūkovus gatvėje ir pastumus kažką, ten visiškai absoliučiai dėl to gali jaustis saugus. Aišku, ten vagysčių pasitaiko, pačiam Dubaju irgi būna, bet kad kažkas ateis ir ten gatvėje prie tavęs bandys, nežinau, paimti tave, nėra taip, negali, absoliučiai nesuvokiama. Ten realiai tikrai grįžus šiek tiek tas apmauduvo, nes, neapmaudu, bet buvo keista, nes aš tik grįžau ir reikėjo tiesiog, nieko neaptėmė, bet save prigavau, kad nuvažiavau iki prekybcentrio ir man reikėjo, aš pamenu, Europoje buvau ir tiesiog numečiau mašiną ir reikėjo nueiti iki parkomato užsimokėti ten 3 aukšte, man atrodo. Tai aš numečiau ją tiesiog atidarytą mašiną, bet kas, pasimkite ir toks įpratimas, kad kažką numetė ant stalo, nueini į tualetą, ten piniginę dar kažką, toks, įpratom taip tiesiog tenais, kad... Bet radai mašiną vietai. Jo, viskas. Matai, čia irgi saugu jau. Jo. Gerai, o dabar reikia duoti pažadą savo ir reikia paskelbti apie savo kryptį, kur mes judam. Čia kaip kalėdų senelį kokiam. Jo, tai įrašysim paskui, kad po metų pasižiūrėjau, prisišnekėjau, o dabar aš visiškai. Tai
pradedam nuo Dariaus. Dariau, kur judėsi ateinančiais metais? Nu, ateinantį pusmetį dabar, tarkim, ataskaitinis pusmetis baigėsi, dabar kitam pusmečiui aš kitą pusmetį tikrai pažadu būti aktyvesnis savo YouTube kanale. Mano sekėjai reguliariai gaus turinio, sieksiu, kad vertingas turinys būtų. Aš matau, kad klientam mano to reikia. Vakar Ronaldo dėka išleidau ne 100 eurų, susipirkau įrangą. Turiu naują reiškia, studijėlę, ofisiuką ir pažadu, antradienį skrendu į Aliaską porai savaičių. Patostagauju, grįšiu. Jeigu meškos nesuvalgys, tai grįšiu, gal netgi iš Aliaskos, ką nors nufilmuosiu. Nu ir grįžęs tikrai maitinsiu savo YouTube kanalą ir jo gerbėjus naujų turinio. Viskas lieka kas anksčiau, tai yra mokymai įmonėms, bet YouTube kanalas gaus daugiau dėmesio. Dar esi parengęs onlininius kursus, kada juos pradėsi pardavinėti? O, čia dar tokia maža paslaptis. Lipo ant kalnų. Taip, su YouTube kanalu paraleliai atsiras ir online kursai. Aš laikiausi nuo to, ilgai nuo to laikiausi, bet vis daugiau sulaukiu ir iš klientų pageidavimų. Sakom, mes mielai įsigytumėm, mes ir sumokėtumėm, jeigu būtų galimybė, reiškia, video mokymus tavo turėti, nes ten neturim galimybę su kolektyvu dalyvauti, nežinau, toks maždaug užimtumas ten ar tokia specifika. Tai ir matau, kad tą irgi reikia turėti paslaugų portfelį, reiškia, pasirodys ir nuotoliniai įrašyti mokymai, kuriuos bus galima irgi įsigyti, nežinau, pabandyti, patestuoti ir naudoti. Gerai. O tu? Pasižiūrėsim. O tu? Tai Vitalis dabar. Aš pradėsiu šokti tiktokus. O, patikėt, reikės man reikės paskyrą pasidaryti, reikės. O, tiktoką atsistos. Bet čia girdėjau, kad tiktoką Kinija valdo ir ten jau... Įdomu, ar žinot Amerikoje, kas nutiko, ten jau beveik metai praėjo, kai jie turėjo tą laiką įsisteigti vietinę atstovybę, ar viskas pavyko tenais, ar ne? Nukėlė. Jo. Aš manau, kad ten vyksta kažkokios povandeninės dėrybos, bet žinai, man ženklas, jeigu viza eina į TikToką, tai kas mes tokie, kad didelė rinka, kad nesusitartų, jie nepasidalintų. Tikrai taip, ten labai dideli pinigai, aišku, tikrai Kinijos vyriausybė yra įtraukta į visą tai, bet mes irgi negalim bukai blokuoti dėl to, kad, žodžio laisvė ir panašiai. Tai toks, tada mes jų pačių autoritarinius metodus pradedam naudoti, žinai, kada ten blokuojam Google dar kažką. Tai toksai iš vienos pusės tie patys įrankiai, bet mes gyvenam kitom vertybėm, tai mes negalim kaip ir taip elgtis. Tai čia toksai, žinai, kaip ir su Rusija vakare, žinai, bando kažkaip diplomatiškai, o ten tiesiog marozas yra, toksai agresorius. Ir, tai pasižiūrėsim. Tai man reikės susikurti paskyrą vien, kad Vitalijaus pamatyčiau šokius. Nepamatysit iš tikrųjų. Jeigu rimtai, tai aš dalinčiau į 2 dalis, ką dariau paskutinius 10 metų, tiesiog reikėtų prisėsti, nes kad nebūtų gėda, Ronaldo nuvažiavus pas klientus mūsiškius, vėl gaut klausimą, tai grįžai tos tugų ir ne. Tai daugiau turbūt IT įrankį kreipsiu dėmesį. Tiesiog jau susidėliojom strategiją, ką galėtume nuveikti su senais klientais, nes mes jau 8 metai vystom tą įrankį. Jis buvo pirmas toj nišoj, kokius pirmus 4 metus. Ir dabar jau turim turbūt 70, gal daugiau kaip 70% klientų yra išbuvę tuos visus 7 metus. Ir tiesiog pribrendom jau 8 metai, kad visus apvažinėti ir paprašyti feedbacko, kaip jums sekės kažkaip juos pafilmuoti. Tai tiesiog dabar nusprendėm daryti tokius study cases, tiesiog išsinagrinėti, ką jie pasiekė, žodžiu, pasidaryti paprastai Zoom skambutis, 20 klausimų ir paskui tuos klausimus jau į tą. Žinai, ir tada tą study case naudoji, tiesiog visur komunikuoji, naujienlaiškiais ir taip toliau. Tai pasidarysim šitam versle šitą. Dabar su visais tais kursais ir infoproduktais, tai norėčiau padaryti kokius 30 naujų produktų.
tikslas būtų. Ir dabar išsirinkom strategiją, nes praeitais metais mes labai daug testavom, daug praradom pinigų užsienį iš tikrųjų, ką ištestavom, kad dar gal ne mūsų nosiai, arba reikia dar patobulinti ten skillsus, ypatingai didžiosiose ten 4 rinkose. Bet dabar tiesiog nusprendėm ir testuojamės mažosiose, kur yra ten iki 15 milijonų gyventojų, kur kiti ten nenori eiti arba nenori investuoti didelių pinigų. Tai tiesiog susirinksim iš ten, pasirašėm sąrašiuką virš 10 šalių ir tiesiog visus tos savo infoproduktus skėlinsim į mažiau konkurencingas rinkas. Tai ir versite į tas kalbas? Taip, tai dabar jau pradėjom, dabar jau Latvijoje sukasi mūsų produktai keli. Ir aplinkui visur, šiek tiek Skandinavijos, šiek tiek tokių posovietinio bloko šalių, bet realiai žiūrim, kur dar yra tas klikas pigus tiesiog. O kaip Balkanas, aš po Balkanus keliavau čia neseniai, kaip tos šalis, jūs tokios? Čia ne nuo šalies, čia iš tikrųjų nuo šalies priklauso tik tiek, kad skirtingose šalyse, tarkim, skirtinga kaina yra Facebook'o reklamos už 1000 parodymų. Vienintelis skirtumas, pagrindinis dalykas yra, ar offeris trigina. Žinai, aš dabar esu susikoncentravęs tik tais į pačio pasiūlymo pateikimo klientui. Ir koks kampas iš viso, ar jisai rezonuoja rinkoje, ir tada kuris iš tų kampų būtų geriausias. Viskas man čia svarbiausia. Tai vat, jeigu šiaip būna, kad... Tu dar pasiūlymo tą tikrinį, dar neturėdamas produkto? Jo, šiandien mes paleidom kampaniją 10 naujų produktų, kuriuos mes sukursim per ateinančius 10 mėnesių. Ir tai buvo paprastas testas. Žinos, Ronaldas, tiesiog ant banerio labai, labai intensyvios spalvos parašai vieną sakinį, tame sakinėje yra užkoduotas tas tavo produkto pagrindinė mintis ir problema, kurią sprendžia, ir pasileidė tą banerį į savo tą tikslinę auditoriją, nereikia užtenka išleisti 200 eurų ir tu tiesiog skaičiuoji klikus, kaip sureagavo į kiekvieną, žinai, ir jie paklikina, o ten sako, sorry, dar produktas kūriamas. Jo. Ir to užtenka nustatyti, kuris bus vineris, kuris. O dar aš klausimą tavo prisiminiau. Yra kažkokia, tai esi pastebėjęs kažkokia tai maksimali kaina produkto, kurį gan lengvai, o per sos tinklus, o tokius galima parduoti? Tai iki karo tai buvo 100 eurų. Bet prasidėjus karui tai dvigubai nukrito. Dabar iki 50 eurų yra ta tokia lengvai įmama internete. Aš kažkada irgi artėjant atviriesiams mokymams sukurdavau eventą Facebook'e. Eventas, ten turinys, programa, kaina. Dar turi žiūrėti, kur Lietuvoje, mes testavom, tarkim, Lenkijoje, tai ten yra siaubinga rinka. Prasme, tą patį ką eurais tu turi zlotais. Tragedija. Bet gaunas, ką aš norėjau pasakyti, kad kaina tuo metu buvo gal 600 eurų, grubiai, plus PVM to produkto. Tai į tą eventą prisiregistruodavo krūvo žmonių, aš galvodavau, Jėzau, čia, žinai, jau reikia skelti 2 grupės. Ir galiausiai, kai išsiųsdavau visiems jau ten išsame informaciją, kur reikia komitinį sumokėti, 0 likdavo. Ta prasme, tikrai, todėl ir klausimas, kad gal čia kaina lemia, šiaip labai lemia atsiskaitimo metodas, jeigu ten tiesiog užpildim formą ir su tavim susisiekė. Aišku, aš matau, kad tai mėgsta daryti su brangesniais produktais, bet tada turėtų būti labai labai greitas iškart skambutis po 5 minučių ir užklausinimas, nes turi būti arba lengvas. Žmonės neįsiskaitė, tiesiog, mokymai, temų įdomi, viskas, amin, jie net nedaskaito, kad yra mokamas renginys, po to, nes kai jie prapuldo visi išsiuntus jiems apmokė informaciją, mes irgi susisiekdom, tai paaiškėjo, kad vieni atvirai sako, mane, kad nemokamas, jie tiesiog pražiūrėjo kainą, o kiti dievaguojasi, kad jie iš vis nepildė, net nedrįsta pripažinti, kad jam per brangų, žodžiu, sprendžia, kad tai yra per brangus produktas, kad tokiu būdu jį pardavinėti, promautinti ir aš mečiau dar reikalą. Sorry visiems, kas B2B daro pardavimus online, nes dažniausiai net neįvyksta tas lengvas pirkimas, nes visi siūsk man iš ankstinę sąskaitą. Kokią aš tau sąskaitą siūsiu 100 eurų? Ar 50 eurų. Bet jo, reikėtų tiesiog, kad būtų iš karto suvesti kortelės duomenės ir viskas. Bet sakau, bet mano atveju priežastis, kad kaip tik, žinai, tam Facebook'e būkindavo į renginį ne įmonės, ne mano tiksliniai klientai, ne įmonių, ten vadybininkai, ne vadovai, o random žmogus pamatė, tema, visai įdomu, kažkaip ten paskaičiau, neskaičiau, viskas going, spaudžia going.
tada gauna, supranti, sąskaitos informaciją ir slepiasi paskui. Tai įmanoma padaryti, kad jisai biškai praleistų laiko ir apšildyti, bet turi sekančiam žingsnį, ten, jam mini ten 10 minučių, žinai, vieselą padaryti, kur tu paaiškini tas tikrasias vertės, ką jisai gaus ir jį beveik už rankutės sakai, o dabar nueik į šitą puslapį, paspausk, dabar įvesi kortelės duomenys va čia. Bet tu minėjai tą maksimalią kainą, tai mano 4-5 kartus viršė tą maksimalią kainą, aš galvoju, ne čia priežastis. Tai sakau, kad vieselas yra būdas pakelti, gal ne iki 4-500, bet jis visą laiką tada gali 3-4 kartus brangesnį produktą, jeigu tu paaiškini per video sekančiam žingsnį. Okay. Ne reklamą, bet jau sekančiam žingsnį, kuriuo yra visa struktūra tavo jau tas. Bet žinai, aš čia šitą momentą ir galvoju, kiek verta su verslo klientais būtent šituo būdu žais, žinai. Kada tu vis tiek turėsi, pavyzdžiui, prisigeneruosi krūvą e-mailų, juos reikia išlaikyti, ne? Didžioji dalis jų yra visiškai nevertingi verslo. Mes Lietuvoje dabar turim 160 kelis tūkstančius e-mailų. Tokių grinai, kur naudojam, kur vakar siunčiau, buvo 122 000 tokių aktyvių, kai siunčiu kažkokį pasiūlymą visai bazai. Tai jo, yra reikalų iš tikrųjų su priežiūra bazės, valymų bazės, nes nuo to labai priklauso atidarimo reitas, jeigu tu jos neišvalai. Ir išlaikymas tokios bazės irgi kainuoja už 10 000. Ir rizikų reikia nepamiršti irgi, žinai, kas liečia GDPR-us yra. Jo, visą laiką, visam mūsų pokalbį, šiandien visam pokalbį mintys, aš visą laiką filtruoju, čia jau dabar šnekat apie B2C ir B2B, ne? Visą laiką filtruoju mintysę savo, kur man tinka, kur netinka, kur tinka, kur netinka. Vitalijus painiavos įveda. Vitalijus painio, čia mūsų savo Dubajam nepaaiškina, ko ten užsima, viską čia išsažuoti. Nes pas mane, žinai, kas liečia tuos online mokymus, tai jo, B2C, visa kita B2B. Mes su partneriu turėjome ir B2B mokymų verslą ir tai buvo mažas verslas, iš principo tenais visokie įstaigos įmonė mažiau, būdavo apie 60% įstaigų ir daugiau įmonės, ten teisiniai, darbo saugos ir buhalteriniai mokymai panašus būdavo, tai tikrai yra visiškai kitas pasaulis lyginant su B2C, tai prasme ten, kaip sakai, bazė, irgi turime apie 10 000. Ir tiesiog pastoviai siunčiam. Ką dar pridėčiau, kad mes pradėjom ne nuo, iš tikrųjų, tai buvo toks kombinacija 3 dalykų. Mes pirmiausia, kurdami tą verslą, sukūrėm bendruomenę. Aplink tą bendruomenę buvo tiesiog savaitiniai renginiai mokami ir nemokami. Tada būdavo toks kaip lead magnetas, tai tenais būdavo tiesiog ir rekvizitai LT turi savo tokius dokumentų paketus, šablonus, kur tu gali užeiti, prasiūs, pasidaryti, žinai. Tai iš ten mums susirinko patys kontaktai ir tie kontaktai tada jau tampa email marketingo dalim ir tu jiem ten jau darai tos visus renginius mokamus. Piltuvėlis tas sudėtingesnis. Ir niekaip kitaip nepagreitinsi, nes leisdavom ir mokamas reklamas ir visas tai ant mulio išeidavo. O jūs laukit mano pažadą, ar ne? Pažadėk. Dėk. Pasako. Jo, tai mano dabar irgi persigrupavau, kaip tik baigėsi 6 mėnesiai ir galvoju, pasižiūrėjau rezultatus, į kurią pusę labiau reiktų eiti. Tai vis dėlto link video produkcijos labiau linkstu, nuo ko truputį bėgau. Tai daugiau bus ten dėmesio, mažiau į mokymus, nes vis dėlto kurios įmonės taip nori mokytis, savarankiškai daryti, bet pakankamai... Čia tik tu last callas, paskutiniai tavo mokymai išparduoti. Ne paskutiniai mokymai niekur nedingsta, bet kas gerai, kas patogu, tie, kas nenori savarankiškai daryti, gali įsigyti tas filmavimo paslaugas. Ir ne tik studijoje, bet ir pas save. Tai irgi renginių filmavimai, transliacijos renginių. Tai žiūrėk, ir tau įrengi, ir man įrengi. Aš ne kiek tų studijų įrengėsi. Taip. Tai jūs šaunuoliai patys darysite. Netinginės. Ja. Ir kitas dalykas, aišku, užsienis. Tai vienareikšmiškai reikia... Tie kanai tau gavos. Ne kanai, man jau Amerika susuko galvą, bet kažkaip... Tik kiek procentų? 90% pajamų bus iš užsienio, nebe iš Lietuvos. Per kiek laiko? Per metus. Per metus? Čia vienas geras klientas. Reikia smarkiai sumažinti Lietuvos pajamas, kad jūs nebūtų 9%. Žiūrėk, per metus 50%. O,
Gerai. Kiek procentų mums nuo to? Kad čia dabar Aš 15. Tai jeigu jis 15, tau liko tik 5 ar? 5 paimsiu. Ir kas labai mane domina, iš asmeninės pusės, bet iš verslo pusės dar nežinau, kaip prieiti, tai muzikos atlikėjų veikla ir būtent turinio kūrimas jiems. Čia labai geras, labai gerai. Aš turiu pažįstamą, kuris kūrė tik tais funnelius muzikos industrijai ir ten jis top yra su ten visais. Aš noriu labai su to kontaktu. Nes irgi, žinai, aplink save turiu to kontaktų, su kai kuo ir dirbam, su lietuviškais muzikos atlikėjais Lietuvoje. Irgi kažkaip, Tik aš apie video klipus kalbaju. Matai, dabar muzikos atlikėjas negyvena iš plokštelių pardavimo. Tai yra, tam tikra verslo struktūra, kur parsiduoda, žinai, ir merčas kažkoks, parsiduoda ir jo vardas reklamoje, parsiduoda jo dalyvavimas renginy. Aplink tai galima, aplink tą atlikėją aplipdyti labai daug prekių paslaugų. Tai žinai, toksai kaip influenceris, kuris dar moka kažką daryti, dainuot. Nes, pasižiūrėk, influenceriai dažnu atveju jie, tiesiog charizmą kažkokią turi, o daugiau, o čia dar ir dainuot moka. Tai labai didelė pridėtinė vertė. Tai čia, sakau, mano tokia asmeninė... O tai kas bus, jei nepadarysi, tarkim, bausmę? Bausmę? Sugalvokit, jo. Nežinau, nesinori kažko baisaus, ką nors paprastą. Mums gaminsi video nemokamai. Metus. Taip. Net nors tokio tikrai tokio. Tada aš pabėgsiu į Somalį. Arabiją užimtą Somalį lendą, kad nerastume. Jo. Kaip sakėjai, dar kažko? Ne, nesugalvoju, tiesiog kokią bausmę. Ai, bausmę, jo. Baisaus, nuskirpti šitas gražias garbanas plikai. Gerai, nusiskusti galą plikai. Nice, visi sutinka. Eikti savo. Gerai. Tai ką, ačiū, buvo malonu pašnekėti su jum. Dar galit kažką žiūrovam nuo savęs. Linkėjimus mamai, močiutei, seneliai, visiems perduoti. Linkiu vasarą nepersidirbti, pailsėti. Čia yra vasara, rudenį galėsite dirbti. Jo, tai mūsų tas pokalbis gavosi toksai labai išdarkytas. Be jokios struktūros. Bet tu gerai suredaguosi. Aš neredaguosiu, viskas bus taip, kaip buvo, vienu gabalu. Tai aš džiaugiuosi su jumis pasikalbėjęs, tikiuosi žiūrovai irgi išsineši iš to kažkokios naudos. Jeigu kils daugiau klausimų negu atsakymų, tai tikrai galit pakomentuoti ir prieš miegą mes atrašysim ir papasakosim, ką turėjom galvoje ir išsiplėsim, nes, kai kurie žmonės nežino, tarkim, terminų gal kažkokių ar panašiai. Tai su mum buvo geriausias Lietuvoje, o gal ir pasaulyje pardavimų, mokymų autorius, treneris, guru galima vadinti. Guru, tu levituot pradės daręs. Jo, tada Vitalijus, įvairių skirtingų verslų savininkas. Pasiūlymų gamintojas tiesiog. Pasiūlymų gamintojas. Ir aš, Ronaldas, video marketingo tėvas. Ačiū jums. Ačiū.